Sveiki atvykę į mano kanalą Spalvų mokykla. Mes gyvenam tokiais laikais, kai siekti tobulumo ir naujų žinių mes galim neišeinant iš namų, tiesiog prie kompiuterio. Yra paplitę labai daug praktikų ir saviugdos, kaip čia pasakyti, pamokų, kad mums nereikia kažkur važiuoti į susitikimus, ar kad mums nereikia niekur važiuoti į susitikimus ir viską galim vykdyti namie. Nebent mums nori susipažinti su bendruomenė. Bet iš esmės viskas yra pasiekiama internetu. Taigi šiandien su jumis norėčiau apžvelgti 3 meno terapijos rūšis, kurias esu pakankamai išnagrinėjus, galėsiu jas palyginti, papasakoti jų istorijas ir paaiškinti, kuom jos yra naudingos mums ir kuom jos skiriasi. Taigi kalba eis apie fraktalinį piešimą, neurografiką ir Zentangle. Apie jas pasakosiu chronologijos eile, ta prasme, nuo to, kuris atsirado seniausiai, iki to, kuris atsirado naujausiai. Taigi paleidžiu skaidrės. Taigi fraktalai, Zentangle, neurografika, kuo jie skiriasi ir koks jų poveikis yra mūsų smegenims. Pirmas, apžvelgsim fraktalinį metodą, kadangi jis yra seniausias. Galiu papasakoti, iš kur kilęs pavadinimas ir šiek tiek apie jo istoriją. Žodžiu, metodo kūrėja yra Tanzilija Polujachtova. Jinai pradėjo tyrinėti šį reiškinį 1990 metais. Ji pastebėjo, kad žmonės piešdami užmerktomis akimis keverzonės, tas keverzonės kartoja kiekvienam naujam piešinį. Ta prasme, keverzonės būdingos žmogui, užmerktom akimi, tam pačiam jos kartojasi iš vieno piešinio į kitą. Ir tuo pačiu tas raizgalynė jinai keičiasi pas kiekvieną žmogų vis kitaip atrodo. Ta prasme, tai čia kaip piršto atspaudai. Kaip ir piešinio stilistika gaunasi vis kitokia. Ir jai kyla klausimas, ar nėra tai kažkoks pasąmonės ženklas, kai žmonės piešia užmerktomis akimis tas linijas. Taigi, kas jinai yra pati? Jinai yra iš jos asmeninio puslapio aprašymo. Jinai yra šeimos psichologė, psichoterapeutė. Ir vykdo tyrimus, nustatant, vystant žmogaus nenaudojamus rezervinius gabumus, būtent šio fraktalinio metodo pagalba. Taigi šiaip jinai nėra interneto žmogus, ta prasme galimai, kad jūs apie fraktalus girdėjot ne internete, buvot jos greičiausiai radę kažkokį tai praktiką, o gyvai, nes jinai mėgsta gyvas, ta prasme, jinai vesdavo gyvus užsiėmimus, gyvas praktikas ir internete informaciją rasti būtent iš pradininkų šio metodo yra labai sudėtinga. Nebent gal yra rusiškose kažkur YouTube, dar kur nors, bet aš ten neprieinu kanaluose. Tai vat, jeigu jūs kažką žinot apie šitą dalyką, tai galite pasidalinti. Bet jinai nėra interneto žmogus, seno kirpimo, kaip sakant, ir todėl su ją internetu susisiekti gan sudėtinga. Toliau fraktalinio metodo atsiradimo pačią istoriją. Jinai pastebėjo, kaip aš jau minėjau, šitos raizgalinės savybės ir pravedė nuo 91 iki 2000 metų, pravedė apie 500 seminarų, kur dalyvavo apie 8000 žmonių. Beje, nemažai prisidėjo šitam tyrimui ir Vilnius, Klaipėdas, Kaunas, Alytus, piešė visi didieji miestai, kadangi turėjo jinai čia pažįstamų, kurie jai padėjo, kolegų. Jinai išleidus yra knygą Fraktalinės išminties šaltinis arba įgalus žvilgsnis į mūsų galimybės. Jį galima taip gan sudėtingai rasti kažkur internete ir atsisiųsti, bet šiaip tai nėra kaip metodinė medžiaga, pagal kurią būtų galima mokintis. Kažkiek tai padeda skaityti spalvas, bet apie linijas jinai nieko nepasako šitoje knygoje. Žodžiu, su ją reikia mokintis tik gyvai. Tai jeigu yra instruktoriai, kurie išmoko iš jos gyvai, iš jų reikia mokintis. Tai va, pas mus Lietuvoj fraktalinio piešimo pradininkė, kuri mokinasi tiesiai pas Tanziliją Polujachtovą, tai yra Brigita Paulauskinė. Jinai išleido knygą Nusipiešk gyvenimo kokio nori ir irgi veda piešimo praktikas. Pas ją ir galima išmokti šito metodo. Taigi, Tanzilija visos šitos linijas gavos šitos, apie 8000 visus 8000 piešinius, jinai viską struktūravo, linijas, va čia, matot, pas mane už nugaros, visos čia nupieštas, kur apvalų, kur
Nu, vat galim čia pasižiūrėti, kur yra apvalų, kur aštrų. Palaukit, grįžtam į pirmą piešinį mano. Va, ta prasme, visos šitos linijos jinai struktūravo, yra banguotos linijos, padėtis lape šito piešinio, jo dydis, kiek čia viskas užima, ar jis paslinkęs į dešinę, ar kairę. Jinai visą tai turi simboliką, kuri pasako apie mus. Tai gali būti momentinė simbolika, nebūtinai, tarkim, tarkim, tai rodo tik tam tikrus momentinius momentus dabar, bet jeigu nupiešus kelis piešinius, rodo, kas yra tendencija, ta prasme, kas yra koreguotina ir kas galimai jums yra kažkokių minusų jūsų būsenoje, ką galima pakeisti, ką galima taisyti. Tai va, o kai taisoma per 21 fraktalinį piešinį. Ta prasme, piešiam 3 piešiniai būna diagnostiniai, ne? Čia matosi pirmailį. Paskui mes pradedam piešti juos intuityviai kitaip, o vėliau įsivedam jau naujus elementus, naujus detalės, naujus simbolius ir viską piešim užmirktom akim. Per tai, kadangi mes piešim užmirktom akim diagnostiniam piešiniui tai, kas mums nebūdinga, mes piešiam užmirktom akimi tai, kas mums būdinga, tai per 21 fraktalinį piešinį mes piešiam tai, kas mums nebūdinga. Ir tokiu būdu aktyvuojam naujas smegenų sritis, kuriuos paprastai nenaudojam. Tai va, ta prasme, pradedam keisti savo įpročius, pradedam keisti savo įsitikinimus ir pradedam matyti naujas galimybės, kurių paprastai šiaip nematėm. Tai toks yra 21 fraktalinis piešinys. Kokias problemas jis pradeda išspręsti? Gerina bendrą būseną, struktūruoja mūsų mąstymą, ta prasme, išpiešimas 21 piešinių gaunasi kaip, kaip sutvarkymas spintoje, ne, išmesti ko nereikia ir atlaisvinti vietą naujiems daiktams, jeigu jie reikalingi. Todėl tai padeda pamatyti naujas galimybės, lavina kūrybiškumą, didina koncentraciją, kruopštumą. Va, o iš poveikio sveikatos jinai pati metodo autorė teikia, kad gydo panikos atakas ir gydo depresiją. Kadangi dar nesu su to susidūrusi, negaliu taip teikti, bet jeigu žmonės sergantis depresiją nori išbandyti šitą metodą, tai labai kviečiu. Papasakoju, iš kur atsirado metodo pavadinimas. Fraktalinis piešinys atsirado po to, kai metodo autorė, jinai turėjo, kaip čia pasakyti, pokalbį su matematiku vienam iš jos užsiėmimų. Ir jis pasako apie tas fraktalus, kurie būtent matematinį terminą, kuris atkartoja patį save. Tie elementai, kurie atkartoja patį save. Taigi jinai pagalvojo, kad čia yra puikia alegorija, kai žmogus atkartoja save, savo pasąmonę piešinyje. Ir kad šis fraktalinis pavadinimas puikiai tiks jos metodui. Šiaip jis turi sutrumpinimą FRIS, fraktalinį rysunок, FRIS, ne, jeigu rusų kalboje ieškoti reikėtų. Tai ir jinai mano, kad žmogus atkartoja pats save, todėl šitas fraktalinis metodas, fraktalinis pavadinimas puikiai gali tikti šitam metodui. Kiek esu pasakojus internete, kūrus YouTube įrašus apie fraktalinį piešinį, ateina visą laiką po video žinovai, kurie sako, kad neurografika yra vienintelis meno terapijos būdas, o fraktalai tai čia neaišku kas, nes tai yra matematika, o ne piešinys. Tai va. Bet tai yra piešinio metodikos pavadinimas ir autorė taip sugalvojo ir taip jinai jį užpatentavo. Tai tiek žinių apie pavadinimą. Taigi, esminis skirtumas nuo kitų meno terapijos būdų yra tame, kad jis turi stiprią esamos būklės diagnostiką. Ta prasme, iš esamo piešinio matom, kas gali būti koreguojama, kas gali būti keičiama, kokia dabartinė žmogaus būsena ir kas prašosi korekcijų. Ir per 21 piešinį galima tai keisti. Sekantis metodas yra Zentangle. Zentangle irgi labai gražus metodas meno terapijos. Jis, matosi piešinį, kaip iš ko susidaro jo schema. Čia paimama plytelė, tokia popierinė, 9x9 cm, piešiami taškiukai 4 vietose, tada tie taškiukai sujungiami
Ir paskui jau piešinys dalinamas ir puošiama įvairiais ornamentais. Pats Zintangle metodas, kadangi jo metodo kūrėja yra menininkė, bionikė, jinai labai daug piešia augalų iš tikrųjų. Tai todėl čia dominuoja, matot, visokie augaliniai motyvai iš tikrųjų, nes tai yra jos mėgstamiausi ir labiausiai išmokstami elementai, kuriuos jinai naudoja. Taigi, kas yra metodo kūrėjai? Čia yra JAV atsiradęs metodas. Jį sukūrė 2004 metais sutuoktinių pora Rick Roberts ir Marija Thomas. Jis yra meditacijos treneris, o jinai yra menininkė. Jie neturi jokio psichologinio išsilavinimo, apjungia savo žinias tam, kad bet kuris žmogus galėtų pasijusti menininku. Ta prasme, tam, kad žmonės mokėtų piešti gražiai iš karto. Ir tai yra tiesa, nes ant 9 kvadratiniam lapelėje suvaldyti piešinį yra gerokai paprasčiau negu A4, A3 ar dar kokiam formatui, kur jau reikia turėti idėją. O čia tiesiog nusipieši taškelius ir pradedi piešti, kas šauna į galvą iš tikrųjų. Ta prasme, tokius elementus, kokie šauna į galvą. Kokias problemas pradeda išspręsti, kaip jie savo šitam puslapyje pasakoja? Atpalaiduoja. Tai be abejo, kai tu pieši, nieko negalvodamas, tai atpalaiduoja, padeda susifokusuoti, vėlgi didina koncentraciją, išplečia vaizduotę, visiškai tiesa, skatina pasitikėti savo kūrybiškumu, tai be abejo, nes tu pradedi piešti gražiai ir piešinys atrodo gražiai, didina sąmoningumą, lygiai taip pat lavina kažkokias mūsų smegenų ląsteles, į netikėtumus reaguosite užtikrintai, kitaip tariant, didina pasitikėjimą savimi ir atrasti linksmingės įgydamasis kūrybinės išraiškas. Jie, kadangi nėra psichologai, tai tik vėliau, kai jau pradėjo platinti šitą metodą, pastebėjo šalutinį poveikį. Gydo nerimą, jų šitas piešimas ant kvadratukų, gydo miego sutrikimus, mažina stresą, ramina panikos atakas, sprendžia priklausomybės problemas. Ta prasme, padeda atsisakyti tai, ko vietoj alkoholio galai papiešk, kažkas taip. Lengviau priimami sprendimai atsisakyti blogų įpročių. O taipogi didina koncentraciją. Taip ir panašiai kaip ir su fraktalais, ne? Taigi, kaip atsirado šitą metodą istorija? Viename iš paviljonų, kur vyko meno pleneras, jinai piešė kaligrafiją ir piešė savo bioninius tos elementus, tos bionikos. Žmonės ateidavo, kaip jūs gražiai piešėt, jėtau. Tai jis sako, taip, aš baigus tos mokslus ir tos mokslus, jūs irgi galėtumėt, jeigu baigtumėt tokius mokslus, gražiai piešti. Bet ir piešdavo toliau. Tai tada, kai grįžo jie namo su vyru, jinai pradėjo jam pasakoti, ką jinai jautė piešdama šitos kaligrafiją ir tuos bionikos elementus. Tai jis sako, nuostabu, bet tu įsivaizduoji, tu patyrei panašiai tą patį, ką aš patiriu po meditaciją. Tai ta prasme, per piešimą galima įeiti į meditaciją, jis pastebėjo. Tai tada jie ir sugalvojo šitą metodą, kaip per mažus plotelius, mažus piešinių gabaliukus įeiti į tokią meditatyvę būseną. Ta prasme, jų piešimas skirtas tam, kad atsipalaiduoti, kad patirti meditaciją. Taigi, ką reiškia pavadinimas, nebepasakoju jums. Zen, tai reiškia dzen, patyrusi tą meditacijos būseną, o tangle raizgalinė. Taigi, dzen raizgalinė, nuo kurios patiri dzen lygį. Tai va, taigi jų esminis metodo tikslas – patirti meditaciją, patirti atsipalaidavimą ir pajusti grožį nuo savo nupieštų plytelių. Jie turi online programėlę, kurią galima prisijungti. Ir tiesa, programėlė mokama, bet ne tiek jau baisiai daug, po 3 eurus, man atrodo, į mėnesį. Ir kur gali irgi prisijungti prie jų bendruomenės ir kelti savo dzen plyteles ir džiaugtis kartu su jais nupieštais piešiniais. Tai va, o jie eina iš tikrųjų ant piešinių tobulumo, ant piešinių grožio, nes pasižiūrėkit, jau čia eina šešėliai, eina kaip kokius užuolaidos, ta prasme, jau jie ten ieško tokių, paskui ten piešimą su... jau čia piešimo su spalvom auksinėm, jau kažkaip tas, jau jie eina ant piešinio kokybės paskui, ta prasme, tu pradedi piešti paprastai, o paskui jau augi į piešinio kokybę. Kaip jau tokie dalykai gali būti kaip ir tvarukas, kaip gražu iš tikrųjų. Man labai gražus metodas Zintangle.
neurografika labiausiai paplitęs metodas, kadangi jau su kuo esu vedus konsultacijos, fraktalus nelabai kas žino, apie Zemtan gal visai negirdėjo, bet neurografiką žino visi. Tai kadangi metodo kūrėjas Paulas Piskariovas, jis padarė savo online mokyklą, jį labai lengva paprasta rasti, vesk į Google iškart surasi, kas yra iniciatorius. Jis prisilaiko gan griežtos taisyklės, ta prasme instruktorius gali ruošti tik jis, daugiau niekas. Kiti gali ruošti žemesnio lygio specialistus, bet instruktorius gali ruošti tik jis. Ir jis ten su teisininkais paskui dar medžioja, YouTube'e ar dar kur nors jau kažkas pradeda vedžioti tas raizgalinės ir neturi specialybės. Tai va, tai todėl jis yra, šiaip dėl to būtent jo neurografika yra plintama, žmonės stengiasi gauti pas jį kažkokį tai išsilavinimą, kad jis čia neprikaištautų jiems. Va, ir žodžiu, jis yra aktyvus online veikėjas, jis dirba plačiai, gerai dirba su marketingu ir todėl jo metodas yra gerai žinomas. Taigi, jis ją sukūrė 2014 metais. Informacija iš jo asmeninio puslapio, tai jis yra psichologas, architektas, nors tiesą pasakius nelabai ieškojau, bandžiau surasti, ką jis yra suprojektavęs, neradau, nebent gal pradžioj dirbęs kažkiek yra. Išsilavinimą architektų turit, bet ar dirbęs jis architektų, nežinau. Neradau įrodymų. Naujų psichologinių metodų. Jis yra labiau psichologas, naujų psichologinių metodų kūrėjas, psichologinių mokslų daktaras, reiki meistras, rytų kovos meistras. Ir šiaip mėgsta jis, rytietišką filosofiją labai taikyti ir savo piešiniuose. Kokias problemas neurografika padeda išspręsti? Piešimas skirtas grinai tikslams įgyvendinti ir einamoms problemams išspręsti. Čia yra coachingas. Psichologija tai yra, kai darbas yra su priežastimis. O coachingas tai kai jau darbas yra su tikslais. Taigi fraktalinis piešimas tai yra labiau darbas su priežastimis, labiau psichologija, o neurografika tai čia jau labiau coachingas. Nes iš autoriaus asmeninių puslapio jis kaip apibūdina neurografiką, metodas atsiradęs kaip meno, psichologijos, filosofijos ir valdymo sintezė. Veikia kaip būdas padedantis valdyti savo būseną streso metu ir mobilizuoti saviorganizaciją. Idealus metodas sprendžiant asmeninio augimo užduotis. Lengvai išmokstama ir neturi aplinės apribojimų. Šiaip galiu pasakyti, kad ne visiems lengvai išmokstama, išraityti, tai parodysiu tokias neurolinijas geba ne visi, ta prasme, čia reikia biškį padirbti su savimi, papraktikuoti ranką ir apvalinimus irgi ne visiems iškart įkandami, ta prasme, reikia, žodžiu, biškį pasistengti jau, kad išmokti šitą metodą teisingai valdyti. Taip, dabar kaip jis atsirado, jo atsiradimo istorija. Jis turi dvi pilietybės, Rusijos ir Izraelio. Ir skrydęs vienu metu ar tai į Izraelį, ar tai iš Izraelio į Rusiją, tai labai ieškojo aktyviai jis to metodo, ta prasme, ką jis gali sukurti, kokį gali jis metodą sukurti, kad pradėti mokinti žmonės būtent savo metodikais ieškojo, ką jis gali daryti. Ir jam atėjo jau tokio užmėgimo būsenoj, net teta būsenai vadinamos, atėjo jam per sapnus jau toks žodis neurografika. Jis atsibūdęs ją atsiminė ir paskui, pradėjo googlinti, ar yra toks dalykas. Tai jam išmetė neuronus, visokius čia sujungimus, ir taip ir kilo jam idėja, kad bus piešimas paremtas apvalinimais. Būtent šito banguotom linijom ir apvalinimais. Taigi, taip ir gimė jo šitą idėją kelionės metu. Taigi, tai esminis dalykas, kuom skiriasi neurografika nuo kitų meno terapijos būdų, tai yra stiprus coachingas. Ta prasme, yra tikslas ir per piešimą ta prasme, yra tikslas ir per piešimą sprendžiam, kaip tą tikslą pasiekti. Ir tarkim, padaryti, ta prasme, naują, kaip čia pasakyti, algoritmą piešimą gan nesudėtinga, ta prasme, yra vienas, yra problema, yra sprendimas ir mes sujungiam ir viską apvalinam. Bet reikia būtinai baigti bent jau naudotojo kursą, arba pas poną Piskariovą, arba pas kitus jo šitos instruktorius.
Nes jie pasakoja, kaip reikia rašyti. Būtinai piešimo metu reikia rašyti. Schema maždaug tokia, su kokia nuotaika įeini į piešimą, ką jauti, norisi gerti, valgyti, nuotaika kokia subjūro, pagerėjo, kokios mintys eina, kokios emocijos, kaip kūnas jaučiasi, žodžiu, visą tai reikia rašyti ir su kokia nuotaika išeini. Turi, tam, kad pasitikrinti, ar piešinys padėjo, yra tokie timeriai. Tai prasme, pirmą kartą 2 minutės rašai žodžiai, kurie ateina į galvą, ne, pagal tą temą, ir paskui, kai baigi piešimą, vėl rašai žodžius, kurie ateina į galvą pagal tą temą, bet jau skaičiuoji, kiek yra neigiamų žodžių, kiek yra teigiamų žodžių ir palygini, kiek buvo jų pirmam piešinį, pirmam rašymį ir kiek yra antram rašymį. Ir ta prasme, antram rašymį, papiešinį paprastai jų būna mažiau, tai reiškia piešinys padėjo. Ta prasme, jis kažkiek palengvino būseną. Čia yra tas žodžių rašymas pagal laiką, tai yra rodiklis, ar piešinys turėjo poveikį ar ne. Šiaip ne visada padeda. Turėjau žmonių, su kuriais piešiau neurografiką pagal užduotį ir, įėjau su ne vienu neigiamu žodžiu, o paskui paaiškėjo, kad turi problemų ir išėjo su 5 neigiamais žodžiais. Tai prasme, pasirodo, kad turi problemų šioje srityje, kurie galvo, kad neturi. Būna ir taip. Neurografika turi labai gražius gamtinius algoritmus, jie man labai patinka. Šiltas neurosniegas. Čia yra mano piešinys. Piešiama su ta mintim, kad mes bandom atrasti neišnaudotus resursus. Ta prasme, atseit sniegas nutirpsta, tada pasimato tie resursai paslėpti. Ir mes tos resursus įvardinam kaip ratais, snaigiam ar dar kažkom, ir jie atsiranda. Vėlgi rašom, ieškom, kas mums yra tie resursai. Neurolitus. Čia yra tai, ką mes norim, mūsų sieklos, kur mes norim užauginti, kokios mūsų tikslai, o čia yra resursai, kurie padeda mums tos sieklas užauginti, čia debesis. Ir mes vėlgi sujungiam su neurolinijom. Irgi labai gražus algoritmas, labai gražus neurografikos algoritmas. Ir dar vienas saviugdos algoritmas, tai yra medis. Neuromedis, irgi gamtos algoritmas, jis ten turi variacijų, gali būti pieštas plačiau, ta prasme, pradžioje paišai 4 formate, kaip čia, paskui uždėti 3 formatą ir už jo išeini už ribų, gali ir 2 formatą uždėti ir už jo išeiti, ta prasme, ieškai savyje naujų galimybių. Poveikis galbūt gausis panašiai kaip fraktaliniam, kur mes atveriam naujas galimybės, bet, čia tikslas grinai toks tikslas, kad čia saviugdos yra algoritmas. Taigi, esminiai metodų skirtumai. Fraktalai turi savyje stiprią diagnostiką, parodo jūsų būseną ir per 21 piešinių ciklą didina smegenų apimtį. Ta prasme, keičia jūsų vidinės savybės ir padeda atrasti savyje potencialą. Zentangle įveda į meditaciją, lengvai paverčia menininkais. Jaučiat estetiką, jaučiat džiaugsmą, jaučiat atsipalaidavimą. Neurografika skirta tikslų siekimui, padeda spręsti konkrečias problemas. Diagnostikos neturi. Pas juos yra supervizoriai, kaip jie vadina, kurie skaito jau nupieštą piešinį ir jie įvertina, kaip tu atlikai, ar teisingai, ar neteisingai, ar piešinys padeda pasiekti tikslą, ar ne. Jie iš kitos pusės vertina, bet ne iš diagnostikos. Tai pirmą rekomenduoju atlikti fraktalinį piešimą, fraktalinį ciklą, toliau jau eiti į neurografiką, ten jau spręs konkrečias problemas, o Zentangle naudoti reguliariai tam, kad atsipalaiduoti. Tai tiek. Jeigu jums patiko mano paskaita, jeigu jums patiko mano palyginimas, kviečiu dėti laiką, patiktuką ir dalintis mano video.